Praeitą sekmadienį mes kalbėjom labai lyg tai atrodo žinoma ir paprasta tema, kuri vadinasi Evangelija. Ir kalbėjom apie tai, kad mes esame pašaukti gyventi Evangeliją, esame pašaukti liudyti Evangeliją. Ir kalbėjom truputėlį papunkčių, netgi bandydami įvardinti, kokias temas mes turėtume paliesti bendraudami su žmonėmis ir siekdami atnešti jiems žinią apie galimybę žmogui susitaikyti per Jėzų Kristų. Ir skaitydami laiško Galatams 5 skyrių, 1 eilutę, mes išgirstume labai įdomų sakinį, ne? Apaštalas Povilas šventojoje dvasioje, jisai sako, Kristus išlaisvino jūs, todėl gyvenkite šitoje laisvėje ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystę. Nėra mano tikslas šiandieną komentuoti visą laiško Galatams tą tiesą, ką apaštalas Povilas rašo laiške Galatams būtent apie Kristuje suteiktą laisvę. Tiesiog pabandykime įvardinti, prisimindami bendrą mūsų pažinimą, bendrą tiesą evangelinę, kokią laisvę Kristus atneša tikinčiam žmogui. Į kokią laisvę Kristus kviečia žmogų. Sudalyvauti, prašau, broliai seserys. Iš ko Kristus mus išlaisvina? Iš nuodėmės, vergystės. Iš nuodėmės ir iš įstatymo. Ir apipjaustymą. Trumpas komentaras toks. Kristus iš tikrųjų išlaisvina mus iš nuodėmės. Ir kada mes skelbėme Evangeliją, mes ir siūlom žmogui laisvę nuo nuodėmės. Paprastai žmogiškais žodžiais įvardinant, tai ką mes pasiūlome žmogui ir ko mes tikime patys, kame mes patys turim gyventi. Laisvas nuo nuodėmės, kitais žodžiais būtų galima įvardinti, kad Dievas per tikėjimą Jėzumi Kristumi suteikė man galimybę būti apvalytam ir apsivalyti nuo bet kokio dalyko, kuris yra arba mano vidinėme žmoguje, mąstyme, prote, arba veiksmuose ir kenkia man. Nuodėmė yra gyventi ne pagal Dievo įstatymą. Taigi Kristuje mes įgyjame galę gyventi pagal Dievo įstatymą. Jeigu jūs sutinkate su manim, tie, kurie tinginiai, palinksėkite, o tie, kurie nesate tinginiai, pasakykit Amen. 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 Taip, džiugu. Taigi, brangieji, iš tikrųjų, Evangelijos tiesa yra apie tai, kad tu gali tapti laisvas nuo nuodėmės. Reiškia, nuo ydos, nuo įpročio, nuo charakterio savybės, nuo kažko, kas neatitinka Dievo tiesos, Dievo įstatymo ir nėra tau pačiam naudinga. Mes kaip krikščionis, gyvendami laisvėje, klausydamiesi apaštalo Povilo paraginimų, mes sakome, aš gyvenu šitoje laisvėje. Povilas sako, gyvenkite šitoje laisvėje ir nesiduokite vėl arba įvedami į vergystę, arba nepakliūkite vėl į vergystę. Ne? Taigi mes gyvename laisvi nuo nuodėmės. Mes gyvename vykdydami viešpaties įsakymą. Būti laisvu nuo nuodėmės taip pat yra būti laisvu nuo kaltės Dievo akivaizdoje dėl prasižengimų, kuriuos žmonės yra padarę. Kristus mums suteikia laisvę nuo nuodėmės. Laisvės nuo įstatymo nekomentuosiu, labai daug gali užimti, bet va šitas yra svarbu. Kada mes liudime Evangeliją, mes sakome žmogui, Kristus gali tave apvalyti. Kristus tau gali padėti būtent šita prasme, kad tu įgysi galę gyventi teisingai ir nežalosi savęs, nežalosi kitų, gyvendamas neteisiai ir neteisingai. Sugrįžtame prie laisvės. Kristus mus išlaisvino. Dar nuo ko išlaisvino? Bendro pažinimo. Iš teismo, iš pragaro. Bausmės.
iš dar platesnio bendro pažinimo kalbėkime. Negaliu nepasakyti, kad yra tiesos visame tame, ką brolis vardina, bet visur reikalingi tam tikri komentarai. Yra 3 svarbiausi veiksniai, iš kurių Kristus mus išlaisvina. Visų pirma, iš nuodėmės, kas reiškia negyventi pagal Dievo įstatymą. Kristus daro mus laisvus nuo nuodėmės. Antras dalykas, Kristus išlaisvina mus iš velnio valdžios. Iš velnio valdžios. Ko reiškia velnio valdžia? Anarchija. Galima sakyti šitaip? Galima sakyti šitaip. Velnio valdžia reiškia įvairiais būdais. Įvairiais būdais. Labai bendra prasme žadu įvardinti tai tokiu būdu. Tai yra nesuvoktas pasipriešinimas tiesai. Nesąmoningas, nesuvoktas pasipriešinimas Dievo įstatymui. Nesąmoningas, nesuvoktas nepaklusnumas Dievui. Net jeigu žmogus ir sako, kad aš tikiu Dievu, tuo pačiu jo gyvenimas rodo, kad Dievas yra visiškai nesvarbus ir neįdomus. Jeigu jūs atsimenate laiške Jokūbo pasakytų žodžius, sako, velnias irgi pripažįsta Dievo buvimą. Bet jis negyvena taip, kaip Dievas sako. Ir jis žino, kad ateis atsiskaitimo valanda. Todėl supranta, kad nedaug laiko liko. Taigi, velnio valdžia reiškiasi mūsų nusistatymė, mūsų prote, mūsų sąmonėje. Ypatinga velnio valdžia pasireiškia tuose, kurie yra demonizuoti žmonės, arba galima netgi sakyti sergantys žmonės. Kai kada žmogus yra visiškai užvaldomas ydos kažkokios, visiškai užvaldomas nuodėmės, visiškai užvaldomas dvasios. Ir kada yra sakoma, Jėzus Kristus išlaisvina tave iš velnio valdžios, tai reiškia, kad Kristus suteikia mūsų sąmoniai naują gyvenimą, kurio dėka žmogus tampa Dievo tiesos šalininku, Dievo draugu, Dievo sūnumi ir įgyja galę pasipriešinti velniui, tamsiai sąmonėje ir tikroms dvasinėms jėgoms, demonams. Žmogus įgyja galę atsispirti pagundoms. Žmogus įgyja galę suvaldyti kūno aistras ir geismus, kurių priešingų atveju praktiškai jisai nevaldo, negali suvaldyti. Ar aš aiškiai kalbu? Ir kada mes patys gyvename Kristuje, tai mes turime suvokti, kad sugrįžtų prie to sakinio. Kada mes įtikime, kada mes pradedam gyventi Kristuje, tai pirmasis ir tas siaurusis mūsų supratimas apie valdžią, velnio valdžios sugriovimą ir tikintiesiems duotą gali suvaldyti visą velnio galybę. Visą laiką dažniausiai mes pradedam galvoti apie tai, kad tikintysis turi galę išvarinėti demonus. Tikintysis turi galę išprotėjusi žmogų, tarkim, visiškai užvaldytą kažkokios dvasios pagydyti. Ateinam prie ligonio, šizofreniko, ar koks jis bebūtų ir sakom, Jėzus Kristaus vardu, būk laisvas, šito nepasitrauk. Ir čia sako, va čia yra velnio valdžios suardymas, va čia yra ta galia, apie kurią mes galvojam. Taip, yra dalis to, kad tikintiesiems yra duota galia suvaldyti demonus ir gydyti žmonės. Tačiau tai yra tik maža dalis tos laisvės, kurią Kristus mums dovanoja. Velnio valdžia reiškiasi tokiais būdais, kad žmogus net nesuvokia ir negali vardinti, kad jis yra velnio valdžioje. Žmogus gali sakyti, kada mes kalbamės, arba Dievo akivaizdoje gali sakyti, taigi aš nieko blogo nedarau. Aš nieko blogo nedarau. Ir tuo pačiu jisai būti velnio tarnas. Jis gali būti velnio tarnas. Taigi,
Mums tikintiesiems, tie, kurie esame tikintieji, laisvė Jėzuje Kristuje reiškia laisvę tarnauti Dievui. Amen. Laisvę gyventi Dievo teikiamą gyvenimą. Laisvę vykdyti Dievo įsakymus. Mes esame Dievo vergai. Ir va šitoj vietoj mes turim problemų. Nes dažniausiai mes nelaikome savęs vergo pozicijoje, kaip tikintieji žmonės. Bet ko gero stojamės į žymiai aukštesnę poziciją. O ta aukštesnė pozicija yra kokia? Aš esu karaliaus sūnus. Tai ką reiškia? Gyvenu meniai, mėgamasis mano meniai, televizijos stovi meniai, aš niekam nieko neprivalau, esu visiškai laisvas. Tai būna pas mus. Aš tikiu Jėzum Kristum, viskas tvarkoja, tai ką, dabar galiu gyventi. Dangus man yra garantuotas, draudimą turiu, polisas guli stalčiui, viskas yra tvarkoja. Ir dabar aš gyvenu taip, kaip suprantu, ieškodamas savo malonumų, savo gyvenimo malonumų. Šitoj vietoje gali būti pas mus klaida. Tikrasis mūsų malonumas yra uoliai tarnauti savo valdovui. Vergas būna palaimintas tada, kada jisai uoliai vykdo savo šeimininko nurodymus. Kada uoliai vykdai, tai tada pamatai ir vergo, ta prasme, pono užtarimą, pono apsaugą. Ponas yra su tavim tavo paties darbuose. Jis pradeda ginti tave. Jis pradeda globoti tave. Girdėjau tokį gerą pavyzdį. Darbdavys nusamdė darbininką ir paskyrė jam atsakomybę tam tikrą. Ir tuo konkrečiu atveju buvo pasakojimas apie aukštabokščio krano darbuotojų brigadininką, mechaniką taip vadinamą tokį, kuris vadovavo keliems aukštabokščiams kranams ir prižiūrėjo jų darbą. Ir vieną gražią dieną tas brigadininkas pamatė, kad vieno aukštabokščio krano trosai yra pažeisti, o prastovos yra nepriimtinos darbdaviui. Tai yra dideli nuostoliai. Jeigu kranas nedirba dieną, tai čia yra didžiuliai piniginiai nuostoliai. Ir privaloma dirbti tol, kol, vienu žodžiu, kai jau sustoja, to visiškai sustoja, niekur nedingsi. Bet brigadininkas buvo sąžiningas, vengdamas galimos nelaimės, žmonių aukų ir panašių dalykų, jisai nurodė sustabdyti krano darbą. Kada viršininkas apie tai išgirdo, didesnis už tą darbdavį, kuris buvo atsakingas už aukštesnis virš jo, įmonės vadovas išgirdo, kad kranas stovi ir darbas nevyksta, be galo supykęs atlėkė į darbo vietą ir tiesiog šaukė, sakė, rėkė, kas jis sakė sustabdyti krano darbą. Visi pavaldiniai prakaituoti jau stovi, nes grėsia didžiuliai nemalonumai. Ir tas darbdavys, cecho viršininkas, kaip aš jį vardinsiu, virš to brigadininko, kuris stovėjo, žengia į priekį, sako, aš įsakiau sustabdyti darbą. Aš įsakiau. Ir va taip atrodo tikro pono globa arba rūpinimasis savo darbuotojais. Jis nustabdė darbuotoją, jisai pavedė jam pareigas, nurodė, kokios yra taisyklės. Ir kada jo pavaldinys laikosi taisyklių ir atlieka savo pavestą darbą, nenusižengdamas, ponas privalo jo pasirūpinti, arba brigadas cecho viršininkas privalo jį ginti, nes jis puikiai atlieka savo darbą, puikiai atlieka savo pareigas. Panašių būdų galima tai perkelti į mūsų dvasinę poziciją. Kada mes atliekame Dievo mums duotą darbą, tai ponas yra už mus. Ir mes matome jų globą. Taigi, laisvė nuo velnio valdžios yra laisvė tarnauti Dievui. Ir tai turėtų būti mūsų širdyje, tai turi būti mūsų prote. Dar vienas dalykas, iš ko išlaisvina mus viešpats Jėzus Kristus, yra pats skaudžiausias ir sudėtingiausias įgyvendinti mums dalykas. Tikriausiai. Laiškas Galatams 6 skyrius 14 eilutė. Jūs turėtumėt būti perskaitę tą eilutę. Ir galbūt kai kuriems iš jūsų šitą eilutę užkliuvo arba įsiminė. Apaštalas Povilas sako, aš niekuo nesigiriu.
tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš esu nukryžiuotas pasauliui. Ar nesvarų žodžiai? 1 Jono laiškas 2 skyrius 15-17 eilutė sako, nemylėkite pasaulio, ne to, kas yra pasaulyje. Jeigu kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas arba tuštybė. Visa tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, bet kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Amen. Pasaulis vėlgi gali būti labai plati tema, ne apie tą noriu šiandien jums kažką kalbėti, bet bendra prasme mano tikslas yra pakartoti mūsų tiesą, kurią skaitome, mūsų išpažįstamą tiesą arba mūsų evangelinę tiesą, apie kurią skaitome laišką Galatams 5 skyriui 1 eilutėje. Kristus jūs išlaisvino. Kristus tave išlaisvino. Kristus neša laisvę bet kuriam žmogui. Nuo ko? Laisvė nuo nuodėmės, laisvė nuo velnio valdžios, laisvė nuo šito pasaulio išdidumo arba tuštybės. Mes esame laisvi. Verčiam viską į krikščioniško pozityvaus kalbėjimo pusę. Mes esame laisvi gyventi Dievui. Mes esame laisvi gyventi Dievui. Ir mes esame laisvi vertinti tuos dalykus, kuriuos vertina Dievas. Ar taip? O čia yra krikščioniška laisvė. Taigi, mes esame laisvi viešpaties Jėzaus Kristaus išlaisvinti ir šiandien dieną labai trumpas komentaras, kaip aš įsivaizduoju trumpas. Įžanga buvo labai trumpa irgi, ne? Labai trumpas komentaras apie tai, kaip mes turime dabar kaip krikščionys gyventi. Kaip mums gyventi kaip krikščionys? Kadangi jums jau nusibodo įžangos klausytis, aš taip įsivaizduoju, galinga įžanga, svarbi įžanga, bet ilgoka ir jau sunku, tai sugrįžtam nuo laiško Galatams prie bendro mūsų pažinimo ir jeigu jūs nieko prieš, pasidalinkite savo nuomonėmis. Ir mes esame tą darę. Taigi, aš tikiu Jėzumi Kristumi. Ką tai reiškia man? Kaip aš turiu gyventi praktikoje? Kaip aš gyvenu praktikoje? Kaip jūs gyvenate praktiškai tikėdami Jėzumi Kristumi? Gal principą kažkokią tiesą galite pasakyti dabar, bet kuris iš jūsų. Valentai, negirdžiu? Mylėk savo artimą ir taip pat ir Dievą, čia tas įsisėdės. Aš myliu savo artimą, ar ne? Ir artimą Dievą su širdimi sukodu. Bet kiek įstatymų reikia vykdyti? Kad artimą mylėtų, tai tada ne viskas. Bet jau čia įstaigas. Ne. Jūs negriebkit labai giliai ir teologiškai. Paprastas klausimas. Tu esi krikščionis. Amen? Ir viskas. Amen ir viso. Ir krikščionis. Aš krikščionis. Tvarkoj. Praktinis dalykas. O, čia geras principas. Jo, čia tai, ko aš ir noriu. Ką noriu, tą darau. O, yra toks principas. Taip. O jūs sako, tai ką dabar nuodėliauti? Jeigu įstatymą nežinosi, tai kaip ir nuodėliauti. Kas jau man mylėti, tai žudysiu vokti. Artimą nieko nedarysiu artimą. Gerai, bet paprastai kaip krikščionis, kaip jūs, kokių principų laikotės gyvendami kaip krikščionis dabar? Sakėme, vykdome Dievo valią, gyvename Dievui. Ką tai reiškia normaliai, žmogiška kalba? Kūnui. Dvasinė kūnui. Daryti, ką nori, tik nekent niekam, nei sau, nei kitam. Geras, neblogas principas ir paprastas ir suprantamas. Taip pat suprantamas dalykas be abejonės yra, kad gyvenkime ir pagal Dievo įstatymą ir panašiai. Vienu žodžiu, yra keletas principų, kurie įvardyjami labai paprastais sakiniais. Ne? Ant ko laikosi visas įstatymas ir pranašai? Ant meilės. Mylėk Dievą ir mylėk savo artimą. Vienas iš principų. Antras principas yra auksinė taisyklė, galima įvardinti, jūs prisimenate, ne? Kaip tu tik tai nori, kad su tavimi elgtųsi kiti,
Būk malonus, aktyviai veiktu. Ane? Šitas principas. Labai imlus ir visą apimantis. Ir mylėk. Meilė nedaro artimui blogo. Taigi šiandien dieną dar noriu pasakyti kitais sakiniais va tuos pačius dalykus galbūt, bet kitais sakiniais, kuriuos pasako laiške Galatams 5-6 skyriuje apaštalas Povilas. Povilas tarsi sako, brangieji, jūs esate laisvi. O kadangi jūs laisvi, tai dabar gyvenkite va šitaip. Va šitaip. Ir sakinys po sakinio. Tai kaip mums gyventi va šitaip? Paskaitysime kartu su trumpu komentaru. Taigi, laiškas Galatams noriu priminti 2 skyrių 20 eilutę. Mes gyvename laisvėje. Apaštalas Povilas sako, esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne, aš gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Pirmoji tiesa. Pirmoji tiesa. Kaip tu gyveni šiandieną? Tikėjimu. Tu gyveni pasitikėdamas Kristaus auka. Tu gyveni pasitikėdamas Kristaus prisikėlimu. Kristus šiandieną yra gyvas, kad išklausytų tave ir suteiktų tau reikalingą malonę nugyventi šiandien dieną. Įveikti sunkumus ir išeiti nugalėtojumi. Gyvenu tikėjimu į Jėzų Kristų. Povilas kalba toliau. Tikėjimas į Jėzų Kristų gimdo tam tikrą vaisių. Ir šitas vaisius yra išdėstytas laiške Galatams 5 skyriui 6 eilutė. Pasižiūrėkite asmeniškai. Laiškas Galatams 5 skyrius 6 eilutė. Joje turėtumėte skaityti. Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet tikėjimas veikiantis meilė. Kitais žodžiais tariant, trumpai, galima perfrazuoti šitą sakinį ir pasakyti, Kristuje Jėzuje neturi reikšmės jokie išoriniai ženklai. Nei uniforma, nei plaukų spalva, nei kažkokie ženklai, kuriuos tu pasiriši po kaklu, arba užsidėsi ant galvos, arba užsiriši ant rankos ir panašiai. Svarbu yra tikėjimas, gimdantis meilę. Žodis meilė šitoje vietoje yra graikų kalboje žodis agapė. Ir žiūrėjau komentarus dar kartą šito žodžio. Komentatorius aiškina jį šitaip. Agapė yra žodis daugiskaitoje, kuris reiškia meilės šventę, meilės fiestą. Tai yra ir palankumas, ir potraukis. Ir verčiamas tokiais žodžiais kaip meilė, branginimas, geraširdiškumas, dosnumas, labdarybė. Iš graikų kalbos komentatorių mes iš jau senesnių laikų žinome, kad meilė agapė yra save atiduodanti, visapimanti, pasiaukojanti meilė kito labui. Taigi, mūsų tikėjimas reiškiasi meilė. Ar mes tikėdami Jėzumi Kristu mylime Dievą ir mylime vienas kitą? Kas yra ta meilė? Kokia yra meilė? Šitoje vietoje norėčiau padaryti tokią mūsų gyvenimo įvertinimą. Imkime ir atsiverskim pirmą laišką Korintiečiams, 11 skyrių, 13 skyrių, paskaitysime berods nuo 5 eilutės. 1 Korintiečiams. Nuo 4 eilutės. 1 Korintiečiams 13, nuo 4 eilutės. Labai paprastas klausimas. Tikėdamas Jėzų Kristų, ar tu myli? Ar tu myli? Skaitydami nuo 4 eilutės galime įstatyti savo vardą.
ir nukreipti savo meilę bet kurio asmens įvykio aplinkos atžvilgiu. Ar tu myli Lietuvą? Ar tu myli žmoną? Ar tu myli vyrą? Ar tu myli vaikus? Ar tu myli Kaimyną. Darbdavį ir panašiai, ir panašius dalykus. Galų gale gyvenimą, galima netgi šitai pasakyti, tai ir stačius savo vardą, arba tiesiog įvardį aš. Aš esu kantrus, aš esu malonus, aš nepavydžiu, nesikūriu ir nesu išpuikęs, ar ne? Aš nesielgiu nepadoriai, neieškau savo naudos. Aš nepasiduodu piktumui ir nemastau piktai. Aš nesidžiaugiu neteisybę, aš džiaugiuosi tiesa. Aš visą pakenčiu, viskuo tikiu, negalima sakyti viskuo tikiu, visą tikiu. Viskuo viliuosi ir ištveriu. Jeigu šitos savybės yra mūsų, tai mes mylime. Nežiūrint to, kad galbūt mūsų širdyje džiaugsmas ir pasitenkinimas nekonkuliuoja. Galbūt mes gyvename priespaudose, o priespaudose džiaugsmo nėra per daug. Galbūt mes gyvename sunkiose aplinkybėse, o sunkios aplinkybės didelio pasitenkinimo neteikia. Bet jeigu visuose tuose dalykuose mes išliekame pakankamai ramus ir ištvermingi, ir kantrus, ir pakenčiame kitus, ir elgiamės mandagiai, nepamirštame, aš perverčiu truputėlį jau mūsų žmogiškąją kalbą, nepamirštame paprasto žmogiškumo. Žmogus žmogui yra draugas, brolis ir kas ten dar? Bičiulis ar dar kažkas tai. Ne vilkas, taip? Ne vilkas, ne plėšrūnas. Vadinasi, mes mylim. Mūsų tikėjimas reiškiasi meilė. Ir mes esame pašaukti mylėti. Paprastas dalykas. Tu esi laisvas mylėti. Antras sakinys, grįžtam prie to, ką apaštalas Povilas mums sako. Tu esi laisvas viešpatyje Jėzuje Kristuje. Nuo nuodėmės, nuo velnio valdžios, nuo pasaulio tuštybės, dabar gyvenk. Gyvenk kaip? Tikėk, mylėk. Sekantis dalykas, laiške Galatams 5 skyriui 13 eilutė. Kas ten pasakyta? Kas nors? Taip? Pašaukti laisvėj. Ne, 5.13. 5.13. Iki galo. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvėj. Tik tai ten nebūna laisvė, proga būnai, bet meilę tarnaukite vieni kitiems. Stop. Dar vienas principas. Jūs esate laisvi, tai ką darykit? Tarnaukite kitam. Tarnaukite kitam. Visų pirma, turime galvoj bendruomenę. Tarnaukite bendruomenėje vienas kito pažangai. Toliau mes galime sakyti, tu, kuris esi tikintis, tarnauk savo vyrui. Moteris. Amen. Džiaugsmas toms, kurios nebeturi vyro, ne? Aleliuja. Galim tarnauti vyrams savo. Dabar jau ir šitą. Ir vyrai. Tarnaukite savo žmonom, ne? Vyrai ir moteris kartu. Tarnaukite savo vaikam. O vaikai? Taigi, va čia yra gyvenimo principas. Patarnavimas. Ir kartais mes sakome, būdami tikintieji, viešpatie, kokia yra tavo valia? Nu ką man veikti? Nu ką man nuveikti tokio didaus kažkokio? Viešpatie, aš noriu tau tarnauti. Noriu vykdyti tavo valią. Va šitoj vietoj yra atsakymas šioks toks. Apsidairyk aplinkui. Taip, vykdyk, valio. O ko tu nori? Stadioną surinkti žmonių ir ten daryti ženklus ir stebuklus, ugnį iš dangaus nupuldyti, velnius išvarinėti. Ko nori? Ko laukia? Kokios tarnystės nori? Aš pats tai norėčiau būti pasaulinio garso pamokslautojas. Nuvažiuoju į kokį miestą, tiesiog žmonės melsdžia, bėga ir sako, ateik pas mus į stadioną, ateik, tu tik pamokslauk, tu tik pamokslauk. Tu tik sakyk, kaip yra.
O čia mes skaitom apaštalą Povilą. Apsidairyk aplinkui. Ar tu gali ką nors padaryti brolio sesers labui? Bažnyčios pažangos labui. Ar gali ką nors padaryti? Gal matai kažkokį poreikį? Gal matai kažkokį trūkumą? Žinot, kada mes einam ir pamatom bėdą, tai nėra tam, kad mes pradėtume rėkti, oi, koks blogas pasaulis, oi, kokia bloga bažnyčia, oi, kokia bloga mūsų visuomenė. Kodėl Dievas leido tau pamatyti bėdą? Imkis darbo. Mes galim sakyti didesniais mastais, o mūsų Lietuvoje didėja nusikalstamumas. Ei, tai ką daryti? Tu matai, kad didėja nusikalstamumas, tai ką daryti? O mūsų tarpe didėja alkoholizmas ir narkomanija. Ir tu tą pamatai. Tai ką daryti dabar? Kodėl tu tą pamatai? Tam, kad keiktum Dievą, pasaulį, gyvenimą? Tai kodėl pamatai? O pas mus bažnyčioje blogai. Kas blogai? Ir tu pamatai, kad blogai. Dievas davė tau pamatyti sritį, kurioje tu matyt gali pasitarnauti. Amen? Tai reikia tiesiog sakyti Viešpatie. Va čia yra, ką aš galiu padaryti? Ką galiu padaryti dėl šito? Ką galiu padaryti dėl kito? Imkis patarnauti. Ir tai nėra lengva. Laiške Filipiečiams 2 skyriuje yra sakoma, šitoj srityje tau reikia Kristaus širdies. Tau reikia nulipti nuo savo dangaus sosto. Tau reikia nulipti nuo savo išdidumo kėdės ir pasidaryti tarnu. Nusižeminti, pasiruošti sunkumams, pasiruošti netgi pasipriešinimui, galbūt pajuokai, galbūt abejingumui ar kitiem dalykam. Ir tu staiga gali atsidurti pozicijoje, kol būdamas tikinčiųjų tarpe sakysi, žmonės, kur jūsų tikėjimas? Kaip aš galiu būti su jumis? Kiek aš galiu kęsti jūs? Kiek aš galiu jums tarnauti? Dėl ko aš taip sakau? Atsimenat, kažkada kalbėjom apie apaštalą Povilą ir jo gyvenimo būdą, kuriuo mes turime sekti. Aš noriu priminti jo gyvenimo realybę. Atsimenat, kalbėjom apie tai. Apaštalas Povilas sako, aš gavau iš Dievo žinią, jinai yra pats geriausias, pats nuostabiausias dalykas, todėl aš visą tą skelbiu veltui, nereikalauju pinigų. Ir štai koks yra mano gyvenimas. Aš praveriu burną žydų tarpe, savo tautiečių tarpe. Jie nori mane nužudyti. Pabėgu pas pagonis, kitataučius. Jie manęs klausosi, bet po kiek laiko arba patys sugalvoja nužudyti, arba atlėkia žydai ir sukursto mane nužudyti, ar ne? Po to jisai sako, yra žmonių, kurie patikėjo mano skelbimu, įtikėjo, gavo šventąją dvasią, pradėjo gyventi, prabėgo metai 1,5, aš darausi jų priešas. Dėl to, kad pasikeitė nuomonės, atsirado kažkoks kitoks mokytojas ir pats apaštalas yra atmetamas. Ir jisai sako, priešai visur. Tarp žydų, tarp pagonių, bažnyčioje, savo artimųjų tarpe. Tas, kas buvo draugas vakar, šiandien išdavė ir paliko. Ir čia yra apaštalo Povilo gyvenimas vardan Dievo. Ir tai yra paguoda mum. Jeigu tu tikai Jėzumi Kristumi, Viešpats sako, patarnauk kitiems, apsidairyk aplinkui, pamatyk bažnyčią, pamatyk brolius seseris, pamatyk savo žmoną, pamatyk savo vyrą, pamatyk galbūt kaimyną, kitus aplinkui, patarnauk jiems. Ir tai yra Dievo valia. Nebūtina išvarinėti demonų ir gydyti ligonį. Patarnauk jiems. Ar tai yra lengva? Tiesiog mums reikia melstis Viešpatie, daug matančias akis. Noriu gyventi tau, noriu vykdyti tavo valią. Tikiu, kad aš esu laisvas. Ir štai yra mano gyvenimas. Daug būti naudingų bažnyčioje, daug būti priimtinų namuose, daug būti naudingų visuomenėje ir panašiai. Dar vienas principas apie tai, kaip mes turėtume gyventi, yra laiške Galatam 6 skyriui 9-10 eilutėje. Kas pasakys, kas tai per principas? 6-9-10. Truputį sravoj. Ne, laiške Galatam 6-9-10.
Galatams, ne 1 Korintiečiams. 90. Galatams. Nepavarkite daryti gerą, nes savo metu pjausite derlių, jei nepailsime. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Leisiu savo atsipalaiduoti ir pajuokauti truputėlį. Gėris ir Afrikoje yra gėris. Kas yra gėris tautas, yra gėris ir kitam. Ir štai tikėjimo darbas, tikėjimo dalykas. Aš vis kartojusi ir kartojusi. Ar tu tiki Jėzumi Kristumi? Amen. Tai dabar kaip tu gyventi turėtum? Pasitikėk Jėzum. Mylėk. Mylėk Dievą ir mylėk kitus žmonės. Patarnauk jiems. Nebūk didis, nebūk aukštai. Patarnauk jiems. Daryk gerą. O kas yra gera padaryti kitam žmogui? Ką reiškia gerą padaryti? Yra gėris suvalgyti žmoną. Amen. Taigi, be didesnių komentarų. Ir noriu akcentuoti vieną dalyką šitoj srityje. Darykite gerą, nepailsdami. Nepailskite. Ir čia man asociacija su žemės ūkio darbuotojų kažkokios, su darbininku. To, kol tu nupjauni derlių nuimi, tenka nugyventi beveik 1,5 metų. Nebūtinai 1,5 metų, galbūt šiek tiek mažiau, bet visiems. Eilę mėnesių tu dirbi tam, kad galų gale sulauktum atlygio, grįžtamojo ryšio. Ir čia yra pavyzdys mums. Brangieji, nesustokite ties vienu geru darbu, nesustokite ties 2. Gyvenkite darydami gerą nuolatos, nes ateis metas ir jūs pajusite grąžą. Bet dirbkite, darykite taip, darykite gerą. Dar vienas principas, laiškas Galatams 5 skyrius 16 eilutė. Gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Vėl sugrįžtama prie kalbos apie laisvę viešpatyje Jėzuje Kristuje. Kristus mus išlaisvino iš vergavimo kūno geismams, įdoms. Ir va šitoj vietoje jau yra praktinis patarimas. Jeigu jūs gyvensite dvasia, jeigu jūs gyvensite žodžiu, jeigu jūs gyvensite Dievui, tada bus žymiai lengviau suvaldyti savo kūniškąją prigimtį su jo aistromis ir geismais. Jeigu nieko nedavome Dievui pagal tuos principus, kuriuos Dievas duoda mums pažinti, tai mūsų kūnas prisikelia ir vis labiau įgyja lemiančią sprendimus ir veiksmus jėgą. Ir ateina metas, kada mes savo kūno aistrai arba geismui negalime be pasipriešinti, nes kurį laiką puoselėjome jį ir stiprinome jį. Ir gali būti pastikinti ir tokia situacija, kad kada ateina apie kalba, apie sąmoningą Dievo valios vykdymą, mes galim pastebėti labai ryškų pasipriešinimą savyje. Noriu melstis, negaliu. Žinau, kad reikėtų paskaityti, neturiu jėgų. Žinau, kad reikėtų eiti į bažnyčią, visiškai jokio noro. Reikėtų gerą padaryti. Toks tinginys apima, kad nors tu užsimušk. Gal man kas nors gerą padarys ir panašus dalykai. Tai yra ženklas, kad kūnas laimi. Kūnas laimi. Ir va šitoj vietoj vienintelis šauksmas yra į Dievą. Dieve, suprantu, kad esu nepavydėtinoj padėty. Gelbėk mane. Savo dvasios galybę įveik tai, kas yra pas mane dabar viršui, vadovaujama. Pamaitink mano dvasią. Suteik reikalingos jėgos man daryti tai, ką aš žinau, kad aš turiu daryti, kaip tikintis, kaip gyvas žmogus, tavo tarnas. Taigi, gyvenkite dvasia. Šitoj vietoj noriu priminti jūs toliau, kurie skaitėte laišką Galatams, skaitėte apie kūno darbus. Kūno darbai, dvasios vaisius, ar ne? Galim pasižiūrėti savo asmeninį gyvenimą. Jeigu mūsų asmeninėme gyvenime daugiau pavydo, nepasitenkinimo, pykčio, ginčų ir kitų dalykų, kurie ten parašyta, labai akivaizdu, kad kūnas yra gyvas ir galingas mumise. Taigi, mums iššūkis. Gyvenkite dvasia, ne kūnu.
Gyvenkite dvasia, ne kūnu. Ir laiškas Galatams 6 skyrius 14 eilutė, žiūrėkit, aš nieko nesigirsiu, tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kurio pasaulis man nukryžiuotas. Aš esu miręs. Pasaulis man nukryžiuotas. Mano kūniškoja prigimtis nukryžiuota. Dvasioje tai yra įvykdyta, man reikia tuo gyventi praktikoje. Ne? Taigi gyvenkite dvasia. Iš čia, tuoj pat šalia, laiške Galatams 5 skyriui 16 eilutė. Gyvenkite dvasia, nevykdysite kūno geismų. Taigi sekantis principas, tu turi susivaldyti, tu turi suvaldyti savo kūno geismus. Neleisti nuodėmei valdyti tavęs ir nuvesti tave tolin nuo Dievo gyvybės, nuo dvasios teikiamos gyvybės. Suvaldyti kūną ir dar viena rimta tiesa, vengti pasaulio. Laiškas Galatams 6 skyrius 14 eilutė, ar ne, jūs skaitote. Povilas sako, aš giriuosi tuo, kad per tikėjimą Jėzumi Kristumi šitas pasaulis man yra nukryžiuotas. Pailsėkit truputėlį, aš pailsėsiu truputėlį. Aš giriuosi tuo, kad šitas pasaulis man yra negyvas. Ką Povilas čia sako? Kaip jūs pakomentuotumėte? Geismai yra negyvi. Įtakos galios neturi. Atsiprašau? Įtakos galios neturi. Pasaulis įtakos ir galios. Gal kas nors nori pakomentuoti, o ką reiškia tas pasaulis? Pasaulis man yra negyvas. Apie ką eina kalba? Apie ką čia? Akių geismas, kūno geismas, puikybė. Yra pasaulis. Teologinis atsakymas. Vienas lyga pasaulį ir nebus tai, ko nuodėmiauti, tai nieko. Vienas žmogelis. Jis išmiręs. Jis negyvas, jis gyvena ir... Jo pasaulis neveikia, jis su tikinčiaisiais kartu. Tai aš taip sumoniu. Manote, noriu tą pabrėžti. Iš tikrųjų, tai yra svarbus principas mums. Labai idealistiškai galima būtų sakyti. Dievas, Dievas ir dar kartą Dievas. Man Dievas. Man Jėzus Kristus. Man gyvenimas šventojoje dvasioje. Man gyvenimas žodyje. Man paklusnumas Dievui. Man Evangelijos skelbimas. Man meilė kitiems ir patarnavimas yra patys svarbiausi dalykai. O mūsų kūnas. Bet. O gyvenimas Ispanijoje, kelionė į Turkijos tą geriausią kurortą koks ten. O kelionė į Antaliją. O kodėl aš tik tai su tokia mašina? O kodėl aš ką, negaliu turėti? O kodėl? O aš noriu. O pažiūrėk, va šitas gali, o kodėl aš negaliu? Tai aš Dievo vaikas, tai ne Dievo vaikas. Va šitoj vietoj yra didžiulis virsmas. Didžiulis sąmonės virsmas. Man teko girdėti pasakojimą apie tikinti baptistą iš Latvijos, jauną vyrą, ir sako, kad gražų vyrą, aš pats jau nemačiau, pasakojo pastorius. Ir pas tą žmogų buvo turtinga patirtis iki atsivertimo, pasaulietinė patirtis. Atsivertė jisai pakankamai jaunas, tarp 20-30 metų savo. Ir sakoma, kad jis pasakė, kad viešpatie, aš dabar tarnausiu tau. Ir pradėjo daryti paprastus darbus, kuriuos mes visi žinome, kad mes turime daryti. Melstis, liudyti Evangeliją, mokytis. Paskui taip gavosi, kad kadangi mokėsi, atėjo metas, pradėjo kitus mokyti. Ir materialiai buvo ypatingai pirmasis laikas labai sunkus. Jisai norėjo automobilio, bet neturėjo automobilio. Norėjo nuo savo gyvenamo ploto, bet neturėjo nuo savo gyvenamo ploto. Ir teko kartais gyventi iš aukų ir išmaldos. Kol vieną gražią dieną kažkaip suprato, kad Dievas iššaukė į Rusiją
ir į Sibirą arba tolimuosius rytus, tiksliai neatsimenu. Šaukia, tai šaukia. Važiuojam. Ir va toj vietoj prasidėjo Dievo rankos matymas. Kelionė sklandžiai, nuvykimas sklandžiai, priimimas gražus, darbas intensyvus, jisai neturėjo šeimos, dirbo visą savo laiką, kiek buvo šviesus metas ir paskui miegojo. Ir kas atsitiko? Žmonės gręžėsi į Kristų, surinkimas pradėjo augti. Surinkimas pradėjo augti, atsirado išlaikomas jam. Po kiek tai laiko, po metų galbūt, tikintieji, nežinau kiek ten tiksliai laiko, tikintieji patys nupirko jam automobilį, kadangi atstumai į Sibirę ir tolimuosiuose rytuose yra pakankamai dideli, kad jis turėtų su kuo važinėti. Netrukus atsirado kur gyventi. Taigi, kuriam laikui praėjus, jisai turėjo automobilį, turėjo namus, turėjo žmoną, šeimą ir turėjo pakankamai lėšų išgyvenimui. Ir galėjo sau leisti atostogas netgi. Tik visų to pasakojimo, ką noriu pasakyti? Ar aišku, į ką lenkiu? Mes galime sėdėti čia ir norėti jau dabar ir sakyti viešpatie, aš noriu to, be mirties pasauliui, be virsmo. Dieve, tai tu mano tėvas ar ne? Duok man. Bet jeigu mes einame per išsižadėjimą į gyvenimą, tai Dievas gali duoti daug daugiau, negu mes įsivaizduojame ir tuo labiau malonumą matyti savo ranką asmeninėme gyvenime. Pasaulis man nukryžiuotas. Va šitie principai turėtų pas mus būti prote ir mūsų galvose. Pabaigai noriu, kad mes visi kartu paskaitytume laišką Galatam 6 skyrių 14, 15, 16 eilutes. Apaštalas Povilas. Aš nieko nesigirsiu. Nieko. Tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kurio pasaulis man yra nukryžiuotas, o aš nukryžiuotas pasauliui. Aš miręs šitame pasaulyje, tas reiškia, aš gyvenu Dievui. Aš gyvenu Kristaus gyvenimą. Aš esu Kristaus tarnas. Aš trokštu patikti savo Dievui ir savo viešpačiui Jėzui Kristui, trokštu įvykdyti viešpaties valią. Toliau mes skaitome, Kristuje, Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet naujas kūrinys. Kadangi jūsų mintis jau yra kažkur, sugrįžkime prie ką tik perskaityto sakinio. Kristuje, Jėzuje, skaitykite toliau. Nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, tik naujas kūrinys. Ką čia Povilas nori pasakyti? Nieko nereiškia apipjaustimas, nieko nereiškia, kad tu neapipjaustytas, nieko nereiškia iš kokios tu tautos, koks išsilavinimas tavo ir panašus dalykai, materialinė padėtis nereiškia nieko. Bet kas yra svarbiausia? Naujas kūrinys. Ką tai sako? Taip, mūsų dvasioje turi apsigyventi šventoji dvasia. Mes turime pergyventi paties Dievo įsikišimą į mūsų gyvenimą. Ar tu turi šventąją dvasią? Ar Dievas palietė tave? Ar Dievas suteikė gyvybę? Paprasčiau tariant, ar tu turi asmeninę patirtį apie susitaikymą su Dievu? Ar Dievas tau paliudijo, jog esi jo priimtas? Ar turi asmeninį liudijimą? Nes jeigu turi Dievo šventąją dvasią savo dvasioje, tu turi jėgą gyventi taip, kaip mes kalbame. Šventoji dvasia ragina tikėti Jėzų, mylėti Dievą, mylėti savo artimą, patarnauti kitiems, daryti gerą,
susivaldyti, neleisti kūnui vadovauti ir vesti į nuodėmę, ar ne? Ir visą tai per šventąją dvasią. Ir va šičia mums yra ir iššūkis ir pagoda. Mums tikintiesiems mes turime suvokti, kad visas šitas gyvenimas yra Dievo dvasios teikiama gyvybė ir jo teikiamas gyvenimas. Bet kurioj savo gyvenimo vietoj būdami, bet kurį rytą mes galime prašyti Viešpatie, man reikalinga tavo malonė mylėti šiandieną, man reikalinga tavo malonė gerą daryti, aš prašau tave dvasios įkvėpimo ir supratimo, kam patarnauti, kokiu būdu elgtis ir panašus dalykai. Naujas kūrinys, sako, tu turi turėti Dievo prigimtį savyje tam, kad tu galėtum šitaip gyventi. Ir pakvietimas yra visiems. Jėzus Kristus šiandieną yra gyvas. Yra galiojantis jų pažadas. Šaukitės Viešpaties, prašykite jo šventosios dvasios ir jis jos duos jums. Tie, kurie esate įtikėję, duos dvasios tam, kad mylėtume, kad darytume gerą, kad patarnautume kitiems ir kitus dalykus darytume. Tiems, kurie dar nepriklausome Viešpačiui, Dievas duos šventąją dvasią tam, kad jo paties gyvybė būtų jumise. Ir jūs turėtumėte galę gyventi taip, kaip Dievas nori. Kad galiausiai patiktumėte Dievui ir turėtumėte kaip dovaną amžiną gyvenimą, amžiną gyvybę. Ir tai yra viskas.